Taip, tai sveiki visi, mano tema yra ateities programavimas, aš esu Rokas Mankevičius ir pradėkime. Taigi visų pirma, kas apskritai yra programavimas? Tai programavimo apibrėžimas būtų, jog tai yra procesas, kurio metu žmogus kuria kompiuterių programas, rašydamas instrukcijų rinkinyje, arba kodą. Ir programavimas mums padeda automatizuoti užduotis, kurti įvairius sprendimus bei skaitmenizuoti dalykus, platinti juos internete ir taip toliau. Na ir jeigu norime žinoti, kaip kažkas atrodys ateityje, turbūt turėtume pradėti nuo to pradžios, išsiaiškinti, kaip atrodė ankstyvasis programavimas. Tai čia yra keli ankstyvojo programavimo pavyzdžiai. Dešinėje pusėje mes matome, kaip kodas būdavo rašomas nuliukais ir vienetukais. Procesas būdavo labai ilgas, lengva privelti klaidų, o kodas labai sunkiai skaitomas. Viršuje paveikslėlis, tai matome, tai yra perfo korta ir jie pasinaudojant buvo rašomas šis nuliukų vienetukų rinkinys. Na, o kairėje mes matome jau kitą programavimo kalbą, assembleris, tai matome jau atsiranda netgi raidės, ne tik nuliukai vienetukai, tai yra šiek tiek patobulinta aukštesnio lygio kalba, tačiau vis tiek jinai yra gana žemo lygio, kadangi mums reikia labai daug dirbti su atmintimi, ir apskritai labai mažai funkcijų yra įgyvendintų. Na ir pereinant prie aukšto lygio programavimo kalbų, tai va čia ir šneku apie tas įgyvendintas funkcijas, tai yra abstrakcijos. Šios kalbos slepia techninės detalės, atminties valdymą, procesoriaus programas po kapotu, galima taip pasakyti. Toliau šios kalbos yra lengviau skaitomos, taip pat jos yra nepriklausomos nuo platformų, ne visos. Taip. Ir kad būtų lengviau suprasti, kairėje mes matome Pythono kalba, tai yra aukšto lygio programavimo kalba, parašytas tiesiog labas pasaulis sakinys. O dešinėje mes galime pamatyti paveikslėlį, kur tai yra padaroma su assembleriu. Tai tikrai matome, kad padaryti paprastą dalyką yra gana sudėtinga. Na ir kaip galėtų atrodyti programavimo ateitis, programavimo kalbų ateitis, kokios yra perspektyvos. Tai mano manimu, čia yra spekuliacijos aišku, bet aš manau, kad programuotojo rolės gali nebelikti, gali atsirasti nauja rolė kaip prompt engineering. Vietoj kodo rašymo prompt inžinieriai bus labiau kūrybiniai vadovai, jie valdys AI modelius, pateikdami komandas, nurodančias, ką reikia sukurti. Bus svarbu suprasti, kaip mąsto dirbtinis intelektas ir kokius rezultatus generuoja. Taip pat, manau, išpopuliarės, gal neišpopuliarės, tik tais dar labiau sustiprės vizualinis be kodo programavimas, kuris egzistuoja ir dabar. Dabar yra įvairios svetainės kaip WordPress, Wix ir taip toliau, visos turinio valdymo sistemos, kurios jums iš esmės leidžia suprogramuoti svetainę, nerašant kodo. Tai yra slankiojant įvairius blokus svetainėje. Ne? Tai gali būti, kad patobulėjus AI, patobulėjus visom šiom technologijom, bus galima kurti ir sudėtingas sistemas be kodo, nes šiuo metu tai yra praktiškai neįmanoma sukurti tikrai rimtą sudėtingą sistemą. Bei infrastruktūros valdomas AI-us, dirbtinio intelekto, tai reiškia, kad greičiausiai už visas debesijos infrastruktūras bus atsakingas dirbtinis intelektas ir jis nustatys, kiek kam reikia resursų būtent šiuo duotuoju laiko momentu. Aišku, viskas turi pasiekmes ir viena iš pasiekmių yra etika, teisinė atsakomybė, ateinanti su AI-mi, tai daugėjant AI dirbtinio intelekto naudojimo atveju kils klausimų apie autorystę, apie duomenų saugą, apskritai apie visus etinius aspektus, bei taip pat kas bus atsakingas, jeigu AI-us dirbtinio intelekto parašytas kodas sukels problemų ar bus neteisėtas. Na ir toliau kita didelė programavimo perspektyva ateičiai yra kvantinis programavimas. Superpozicija 0 ar vienetas matome. Taip, tai ką tai reiškia? Tradiciniai bitai tradiciniuose kompiuteriuose gali turėti reikšmę 0 arba vienetas. Kubitai tai yra kvantiniai bitai, gali būti ir 0 ir vienetas tuo pačiu metu. Tai leidžia atlikti kelis skaičiavimus lygiai grečiai. Ir didinant duomenų skaičių, didinant skalę, ši būsena mums leidžia atlikti skaičiavimus žymiai efektyviau ir žymiai greičiau. Taigi tai yra ateities kompiuterijos pagrindas, galintis spręsti problemas, kurių šiuo metu tradiciniai kompiuteriai
negali įspręsti, tačiau jis reikalauja specifinių žinių apie kvantinę fiziką, matematiką, kvantinius algoritmus. Tačiau potencialas yra milžiniškas. Ateityje kvantinių technologijų pažanga pakeis ir visas kitas technologijas, aš taip manau. Manau, tikrai tai padės labai medicinai, kadangi šiuolaikiniai kompiuteriai, pavyzdžiui, negali suprojektuoti, sumodeliuoti vėžio ląstelių, tačiau kvantiniai kompiuteriai tai galės ir jau dabar yra ties tuo dirbama. Tai kvantinis programavimas yra vis dar ankstyvoje stadijoje, tačiau manau, tai turi labai daug potencialo. Na ir pabaigai, tai mes galime teigti, kad technologijos vystosi eksponentiškai. Ateities programuotojai ne tik rašys kodą, bet ir valdys dirbtinio intelekto modelius, prižiūrės kvantinių kompiuterių sistemas bei spręs įvairius etinius klausimus. Programavimas iš grynos techninės pusės taps kūrybos procesu, kur žmogaus intelektas ir dirbtinis intelektas dirbs išvien siekdamas technologinės pažangos.